Ar teko kada prisiderinti savo nagų spalvą prie automobilio spalvos? Tai žiūrim, kaip man pavyko. Tai pirmiausiai prisiauginu nagus su softgelio tipsais, atsirenku tinkamo dydžio tipsus visiems nagams, pašiaušiu jų vidų su tip primer skysčiu. Kaip matėte, tipsų vidus turi būti pakankamai sušiauštas ir taip atrodyt. Tada pašiaušiu natūralų nagą, tepu visus nagus su dehidratoriumi. Imu tipsų klijus, užsidedu nedidelį kiekį ir švelniai spausdama pereina klijukai per visą nago viršų, tuomet juos fiksuoju mini lempoje. Ir tą patį darau su visais nagais. Visas abidvi rankas man užtrunka susiklijuoti būtent su šitais tipsais apie 7 minutės. Tai per 7 minutės aš turiu pilnai priaugintus nagus ant abiejų rankų. Va, kaip atrodo jau suklijuoti. Tada pašiaušiu tipsų viršų su poliruokliu ir gražioji dalis. Tepu, lakuoju satinį spalvą 120. Dengiasi nepriekaištingai, kaip matot, vienas sluoksniukas ir nagai pilnai padengti ir užlakuoti. Labai greitai irgi viską pasidarau. Tuomet tepu Sote Glossy topą be lipnumo, su juo padengiu ploną sluoksniuką visus nagus, tada pasižiūriu, kad spalvą, manau, atitaikiau tobulai, bet dar pritrūko man šiek tiek blizgesio, tai nusprendžiau įtrinti ir tokį kaip perliuko efektą, tai jam naudoju mirror dulkeles. Tiesiog pirštų pagalba įtrinu į topą be lipnumo, kuris ir buvo padengtas prieš tai. Efektingiausiai va matosi skirtumas, kaip atrodo be perliukų ir su perliuku. Ir štai mano nagai.